Sveiki visi atvykę į Linelis Ride kanalą. Šiandien su mumis Lietus ir BMW S1000RR Gen 2 HP4. Berods viską išvardinom. Taigi turim motociklą S1000RR, kuris buvo pradėtas gaminti dar 2009 metais, o 2012 metais buvo išleistas antros generacijos, tai vat konkrečiai šitas modelis, ir buvo pristatyta HP4 jo versija. Tai HP4 tai nėra printerio rašalas, tai yra High Performance. Ir tai reiškia, kad mes turim motociklą, kuris yra visiškai pilnai paruoštas lenktynėms, tačiau galima legaliai su juo važinėti gatvėse. Turim titaninį išmetimą, minus 4,5 kg, turim kaltinius ratus, minus 2,5 kg, turim lengvesnį akumuliatorių, minus, ir viso to rezultatas yra 199 kg prie 142 kW ir 112 N. Tai iš tikrųjų skaičiai yra tikrai tokie wow. Jeigu susigrąžinti tuos laikus, kad tai yra 2012 metai, tai čia yra iš vis kažkoks tai stebuklas. Dabar tie dalykai taip nebestebina. Tai taip pat HP4 versija buvo pristatyta su Dynamic Damping Control, vadinasi mes turim pilnai elektroninę pakabą, jinai veikia visiškai nepriekaištingai, vėliau aš jums parodysiu. Pojūtis su juo, jisai taip adaptuojasi prie aplinkos, taip adaptuojasi prie dangos, kad tu tiesiog net negali patikėti, kad motociklas apskritai tokius dalykus gali padaryti. Konkretus modelis yra 2015 metų, tai čia yra paskutinis modelis ir jau po to išėjo Gen 3 su šiek tiek kitokiu priekiu. Kas liečia motociklo dizainą, tai aš turiu, sakykime, savo šiek tiek priekabių prie priekio, prie tos lempos tokios, man tas priekis nelabai. Visumoje motociklas man yra labai gražus, patogus ir su juo važiavimas yra, tu visą laiką, nežinau kaip čia net išsireikšti, toksai, tu net sunku patikėti, kad tiek galima gauti tokią emociją su nežinau, net nemoku paaiškinti. Tiesiog čia yra greita, saugu, traction kontrolas turi 14 padėčių, nuo +7 iki -7. Gali reguliuotis, kaip tau patinka dampingą, reboundą. Modai tai yra Rain, Sport, Race ir Slick. Tai skaitoma, kad Slick ir Race tai yra būtent lenktynių trasai, o Rain ir Sport tai čia yra tokie kaip vadinami miesto režimai. Galima su to nesutikti. Galima Slick režimą naudoti šiaip ir visur, tai tu turi tractioną, tu turi ABS, tu turi, čia krūva visokių dalykų. Ta prasme, čia yra 13 metai, tai čia smegenys tirpsta iš tikrųjų, kai galvoja apie tokius dalykus, nes R1 nieko neturėjo, tractioną, kuris ten irgi abejotinai veikia, Gixxeris nieko neturėjo, CBR'as nieko neturėjo. Ta prasme, tai yra, visi motociklai buvo tušti, o šitas motociklas buvo visiškai pilnas, visiškai naujas, pristatytas ir visi dėl jo ėjo iš proto. Ir eina po šiai dienai, nes taip kaip jis važiuoja, tai daugelis naujų motociklų jam neprilygsta. Reikia nepamiršti, kad tada ir apie euro standartus nebuvo labai galvojama ir tas motociklas jisai yra gyvas ir jam nereikia kažko tai pridėti, kad jisai būtų gyvas. Kai eina kalba apie naujus, tai tu turi ten išprogramuoti, perdaryti ir taip toliau, kad jisai, sakykime, tam tikrose diapazonuose nebūtų toksai uždusintas. Tai kągi, nekantrauju, sėdam ant motociklo, važiuojam, tada aš jums viską papasakosiu, parodysiu ir jūs patys įsitikinsit, kad tai yra vienas geriausių motociklų, kad nors pagamintų. Ir jisai tą statusą išlaiko iki šios dienos. Tai kągi, važiuojam. Tai va, sėdžiu ant motociklo, sėdžiu žiauriai patogiai ir sėdynė minkšta ir pati ta sėdėsena, jinai mane visiškai tenkina. Tikrai labai malonus jausmas, platus bakas. Šitoj vietoje tai niekaip negaliu prisikabinti. Taigi turim laidelius, tai simbolizuoja elektroninę pakabą. Turim valdymą, tai yra Slick režimas, tractiono režimas, ABS-as. Nėra autopiloto, bet jo čia ir neturi būti, kadangi čia yra High Performance Race Ready motociklas.
Bet šildomos rankinėlės yra. Nu, maža ką važiuoji lenktynių trasoje, gal biškį atvėso ar dar kažką, tai gali biškį pasišildyti. Ne, šiaip tai naudoji, aišku, į miestą, kai važiuoji. Informatyvus prietaisų skydelis HP4 matosi visur. Iš tikrųjų, tai BMW turi tą, kad jisai pabrėžia, pažymi, kur tas viskas yra. Tai turim bėgių indikatorių, greitį. Turim laiką, kad galima būtų žinot, kada lenktynės prasideda. Variklio temperatūra, range'as, taigi viskas reguliuojasi, galima pasižiūrėti meniu. Atsidarom meniu. Čia ne visai meniu, palauk, kaip čia, paspaudžiam dar kartą palaikom. Čia irgi ne visai tai, ko reikia. Tai setup meniu. Atsidarom. Nu va, ir turim. Nieko nenustatinėsiu, nieko nekeisiu. Čia yra nustatyta taip, kaip savininkui yra gerai. Tai yra reboundas, compression, damper, calculate DDC, tai čia aš kaip suprantu, jisai gali paskaičiuoti, nežinau, kaip pateikti kažkokį tai rezultatą. Shifteris, kada pradeda veikti, tai čia yra shifteris. Čia nežinau, čia jau kada, ką reiškia šitas, neturiu supratimo, reikės pasigūglinti pačiam. Nu ir yra tokių dalykų, kurių aš ne iki galo čia žinau, nes ne mano motociklas ir neįsigilinęs į tokias detalės, bet čia visko daug, reguliuoti gali, brightness, nu, ta prasme, vėlė kiek visko iš tikrųjų yra. Dabar traction controlas, galima reguliuotis iki -7 ir +7, tada turim važiavimo režimus, mode, tai turim slick, rain, sport, race. Visi režimai jie yra skirtingai suprogramuoti, tai sakykime skirtingas tas diapazonas gaunasi, galios paskirstimas, gazas ir taip toliau kaip reaguoja, bet prie 13 000 visuose režimuose, nesvarbu kokiu režimu, jisai generuoja pilną galią, tai yra 142 kW prie 13 000, tai va toks va yra skirtumas. Kokiu modu bevažiuosi, vis tiek pasiekus beveik maksimalias apsukas, tu gausi pilną galią. Tiesiog skiriasi jo dinamiškumas važiuojant tam tikrais sūkių diapazonais, kad nenusuktų ratų ir taip toliau. Nu ką, vedam ir važiuojam. Nu kągi, pirmi kilometrai, tai reikėtų užvažiuoti į kolonėlę, užsipilti kuro, nes nieko čia nebus. Jurgaitis paliko mocą su sausu baku, aš tai jam pripiliau, savo daviau pasivažinėti, kol nufilmuosiu. Tai pripiliau, čia išvažiavau, lemputė užsidegė. Nu, bet nieko. Čia aišku juokauju aš taip. Bet štai ir kolonėlė. Tai gal pradėkim nuo to, kad didžioji dalis mane žiūrinčių supras, kad tie senesni motociklai rimti, jie mano yra toksai, sakykime, fetišas. Tai šitas motociklas yra neišimtis, nes ne per seniausiai važinėjau su S1000 RR 22 metų
Ir dabar užlipau ant šito ir va čia aš kažkodėl jaučiuosi kaip namie. Ir nuo pačios pirmos minutės. Tai neskaitant to šiek tiek tokio dizaino, tai šitas motociklas iš tikrųjų yra, aukščiausias lygis. Tai man jisai, kol kas tiesiog palieka tokį įspūdį. Šiaip BMW, jeigu paimti bet kurį jų gaminį, aš jau nekalbu galbūt apie pačius ten naujausius modelius, kai kurie jų pradėti gaminti yra Kinijoje, tai kad, sakykime, būtų konkurencinga kaina turbūt ir tam tikri niuansai yra, bet kai kurie modeliai yra gaminami Kinijoje ir dar anksti apie tai kalbėti, bet aš tikiu, kad tas produktas jisai nebebus toks kokybiškas ir po 10-15 metų tie kai kurie motociklai, kai kurie tie modeliai, jie bus neverti jokio dėmesio. Kai va toksai motociklas, jisai jam 10 metų ir jisai yra visiškai nepriekaištingas. Tai kas liečia pačią, sakykime, važiuoklę, sėdėsinę, aš jau su juo šiek tiek pravažiau, tai važiuoklė yra, jinai iš tikrųjų yra unikali, nes tu nusistatai, sakykime, tą savo pagrindinį, tuos nustatymus, kurie tave tenkina, o visą kitą jinai daro pati. Ir jinai daro taip greit, jinai daro taip sklandžiai, jinai apskritai neturi jokių, sakykime, tokių kažkokių klaidų. Jinai daro viską greičiau. Maudai, Race ABS, Traction, ta prasme, čia yra motociklas, kur, sakykime, jis neturėjo jokio konkurento ir jis neturėjo konkurento ilgą laiką. Ir po šiai dienai šitas motociklas yra, vienas rimčiausių, kokį tu gali įsigyti šiandieninėje rinkoje. Už protingus pinigus, savaime suprantama. Pažiūrėkit, viskas gražiai. Dar vienas dalykas, tai kad viskas laikosi, sakykime, tvirtai. Viskas nieks nebraška, nieks netraška, nieks niekur nevibruoja, nieks niekur, tiesiog man sunku išsakyti visas tas technologijas, kurios čia buvo panaudotus. Nes netgi bijau sunuodyti, tarp antro ir trečio, ar tarp trečio ir ketvirto cilindro yra kažkoks tai ten vamsdelis, kuris ten sujungia, apjungia, rezonuoja ir ta prasme, kad tik tai išgauti geriausią rezultatą. Tai čia yra iš tų, sakykime, dalykų, kur tos technologijos buvo labai stipriai panaudotos ir pasaulis išvydo su šituo motociklu, išvydo motociklų ateitį, nes viskas tai, kas buvo čionai, dabar yra naudojama, dabar tai jau nebėra nieko naujo, ir elektroninė pakaba, ir traction controlai, ir ABS, ir maudai, ir visi šitie dalykai. Maudai dar seniau jie buvo ten, nežinau, tam pačiam Gixxer'e ABC. Tai viskas šitas buvo. Vienintelis, sakau, tas jo priekio dizainas yra šiek tiek abejotinas, bet čia yra, kaip sakoma, skonio reikalas. Ir apie tai galima diskutuoti labai ilgai. Brembo stabdžiai. Aišku, suportas Brembo. Mašinėlė Nissan. Tai čia jau šitas senai apkalbėtas ir visiems žinomas bairis. Tada quick shifteris. Irgi važiuoju, susijungiu. Neturi jokių pastabų tam. Stabdo. Stabdo labai gerai. Važiuoja irgi labai gerai. Ką čia dar papasakot apie tą motociklą? Jurgaitis sako, prasmauk jį, ten papasakot dar kažką. Sakau, gerai, pabandysiu, bet, jis ta prasme, čia ir smauk nereikia, jis taip beleką daro, ta prasme, zero effort, kaip sakoma. Tie, kas sako, važinėju su RR ir moku ant vieno rato, gerai, bet su šisotke moki. Čia irgi toks užstumimas biški. Šiaip savininkas labai ramus toks žmogus yra, sako, nusipirkau tokį daiktą, man patinka, aš su juo mėgaujuos, važinėju, gal norėtum padaryti video, aš taip išklausiau jo, sakau, tai žinoma, kaip galėčiau nenorėti, dar tokio neturėjau ir nebandžiau. Tai jisai
tiesiog sako, va, im pasivažinėk, parodė ten mygtukai, čia tas. Sakau, gerai, ačiū, išbandysiu. Tai va, šiaip žmogus pakankamai toksai kultūringas, tvarkingas, labai pavyzdingas, sakyčiau, moto bendruomenės narys. Tai va, jeigu pamatysit kada gatvėj, jeigu spėsit pamatyti, kaip skrenda šitas RH4, tai pamojuokit jam, jisai paliubom atmojos. Buvo, pavyzdžiui, sėdėsime. Tai su tokiu motociklu galima visiškai keliauti. Važiuoji, savo sėdi, čilini ir tu turi realiai motociklą, kurio kaina ten yra, nežinau, sakykim, tarp 11 ir kokių 13-14 tūkstančių, priklausomai turbūt nuo stovio, nuo ridos ir taip toliau. Bet jisai yra labai universalus. Nori į žiedą, važiuoji į žiedą, nori į miestą, važiuoji į miestą, nori su kažkur draugais ten toliau paliekti, su draugais važiuoji toliau paliekti. Jisai visiškai nevargina, sėdi, minkštai, patogiai. Valdomumas pasakiškai. Tai dar vienas dalykas, aptarsiu vėlgi su juo, nes S1000RR naujesnis turi duobę. Ta duobė labai jaučiasi. Ir dar kaip tik anądien šnekėjom, bet aš su šito dar nebuvau važiavęs. Ir sako, tai yra, bet čia tam, kad tau atrodo, kad nevalyt, bet jis valyt. Tai Jurgaitė, nichuja, čia jos nėra. Ir aš tau iškart sakiau, kad čia, jis kitaip visiškai važiuoja. Duodi ir jisai važiuoja, o ten duodi ir jisai nevažiuoja. Ir po to, kai pasiekia 8000, tada tik jisai pradeda važiuoti. Dar vienas dalykas, kad galima viską reguliuoti važiuojant, naujesniam modeliui jau nebegalima. Naujesniam tai aš turiu omenyje apie jau Gen 4. Tai čia, kai tu važiuoji, gali reguliuoti savo ten tractionus, visokius ABS-us galima išsijungti, tada tractioną irgi galima išsijungti. Ne, tai tractionas dabar išjungtas, čia kažkaip ABS-as dar turi išsijungti kažką palaikyti. Tai dabar tractionas visiškai išjungtas. Tai dabar yra dar liko ABS-ą kažkaip tai suras, bet vienu žodžiu yra taip, kad paspaudi, palaikai, išsijungia dar ir ABS-as, ir tada lieki tik tur motociklas. Bet šito mums nereikia, čia labiau, sakykime, patyrusiems vairuotojams gal ir prie tam tikrų sąlygų. Gerai, kažkaip reiktų apsileisti. Geras daiktas, oi geras daiktas. Ką čia, net nežinau, iš ko čia pasityčia šitam motociklui, nes, gerai. Išvaizda, ta akis tokia, okei, bet įprantama, kuo aš daugiau žiūriu, to jisai geriau atrodo. Važiavimas, neprisikabinti, patogu, minkšti, sėdynė čia dar, aš nežinau, gal čia kokia gelinė sėdynė, nes žiauriai patogi sėdynė. Jeigu reikia kažką apsilenkti, irgi gali, tiesiog net nereikia į bėgą nusimest, tu tiesiog ramiai savo duodi gazą ir jisai tau atlieka visą darbą už tave. Bet pakaba, tai wow, čia kelias nelygus. Wow. Ačiū. Nieko, važiuoja. Nieko nepasakysi.
Matau ir printerio rašalas, kaip aš sakau. Va, važiuoju Kalnių gatvę. Vėl sakysi, kad kaip maža mergaitė dėl to moco. Bet taip yra. Tai iš tikrųjų, jeigu taip dar apie tą patį, sakykime, technologijas ir taip toliau, tai yra žiauriai visko daug. Ir kai skaitai, tai ir tas, kai pradedi pasakoti, tu tiesiog tam tikrais momentais galbūt pamiršti tos dalykus, apie juos pašnekėti, nes čia yra viskas, čia galima gilintis iki ten, sakykime, pakabos ten reguliavimų, iki vožtuvų, ten iki kampų, iki milimetrų ir taip toliau, kas suteikia iš tam motociklų tą maksimalų tą performansą tokį. Ir motociklas yra race ready, reiškia, tu pasiėmei tą motociklą, tau nieko papildomai daryti nereikia, tu jau gali su juo važiuoti į trasą. Tai yra labai, sakykime, didelė pridėtinė vertė, nes tokius motociklus tie, kas perka, tai jie važiuoja į trasą ir jie tenai pasivažinėja toj trasai. Tai aš manau, kad čia yra labai toksai geras marketingas, kad, prasme, tau nereikia ten keisti kažkokių tai komponimuoti, kažką tai dar daryti, tu jau viską gauni ir tu turi tą race ready motociklą, tu nusipirkai, turi pinigų ir važiuoji su juo į trasą. Tai čia yra tikrai didelis privalumas ir daug žmonių naudojasi tuo privalumu, nes ne visi nori turėti motociklą tik trasai. O į trasą nuvažiuoti ypač užsienį, sakykime, toj pačioj ar Ispanijai kažkur tai, ar toj pačioj Vokietijai, tų trasų labai daug yra ir trasų, ambibižina. Tai va, tai ir tu tiesiog važiuoji tenai ir mėgaujas ir ten viskas su to yra gerai, susimoki savo tą įvažiavimo mokestį, pasivažinėjai ir važiuoji mėgot. Blemba, čia tas lietus vapšė nereikalingas. Važiuosim atgal tuo pačiu keliu. Nu va, tai pavyzdžiui trekšnis. Va, ir jisai iš karto tave stabdo, ta prasme, nes jisai iš karto prasisuka, tavo žiūrėk. Va, ratas tik prasisuka ir jis tave gaudo. Tai tu prasme, nunešęs tokią galią, tai... Va, reiktų nuo to lietaus pabėgti. Tai iš tikrųjų labai patogus motociklas, man tiek su juo smagu, ta pakaba taip gerai veikia ir net sunku su kažkuo tai sulyginti šitą motociklą. Patogus, manevringas, kylant vieną ratą, tiesiog, ko dar gali norėti motociklininkas. Kas liečia jo, sakykime, ten išvaizdą, dizainą, jo, čia kiekvienam pagal savo. Bet aš su to sugyvenčiau be didesnio vargo. Yra ir dar įdomesnių motociklų, kurie man labai gražus, o kiti žmonės, sakykime, stebisi, kaip gali toks motociklas kažkam patikti. Apskritai, kas liečia BMW, tai ten, kur prisiliečia profesionalūs vokiečių inžinieriai, ten negali prisikabinti žmonės ir vartotojai, nes tai yra išdirbta, išgalvota, daug laiko praleista tam, kad tai būtų geriausias kūrinys, sakykime. Ir tada tai pasidaro ir gatvėj, ir lenktynėse, ir, čia yra tiesiog, wow. Galim pabandyti dar kitus modus, pavyzdžiui, sakykime, įsijunkim Rain modą. Ai, tai reikia sustoti turbūt. Gerai, pabandom sustoti. O, įsijungia Reiną. Tai gerai, ant sankryžos tą reikia daryti. Va, ir iš karto trekčinas
iš karto trekšinas neduoda normaliai jo sukti. Bet negalėčiau pasakyti, kad jis labai blogiau važiuoja nuo to. Gal šiek tiek yra toksai pojūtis, bet jisai nėra toksai didelis, kur paprastas vartotojas, sakykime, labai stipriai pajaustų. Tai pagrindinė esmė šito viso yra tas diapazonas, kur tos galios daugiau, kur tos galios mažiau, o kitas dalykas, tai jisai reguliuoja labiau trekšiną. Ir kai sureguliuotas trekšinas, tau yra žymiai saugiau važiuoti. Bet va, išvažiavai, Tiesiog va tai va. Nežinau, ką blogo pasakyti, reikia kažką sugalvoti blogo, bet dar nesugalvojau. Dizainas nesiskaito, čia nėra blogai. Ir pavyzdžiui, aš jame jaučiu mažiau vibracijas negu ant naujo. Tikrai jame yra mažiau vibracijas. Ar tai yra, sakykime, tie komponentai iš kažkokios tai komponentų medžiaga ar dar kažkas, bet tikrai jisai mažiau vibruoja, nėra tokio diskomforto. Nu prie ko čia prisikabinti, dar nesugalvojau. Nu gerai, reikia pabandyti gal. Nulipus pabandyti prie kažko prisikabinti, nu pasižiūrim. Nu čia lipdukai, blėt, kažkokie tai. O gal ir neblogai jisai atrodo, labai gerai, kad jisai baltas. Nežinau, kas čia ne taip su juo. Aš manau, kad čia viskas su juo yra gerai. O jisai sakė, pabandyk prie kažko prisikabinti. Nu va. Nežinau, neradau. Sorry, not sorry. Gal šildomos rankinėlės neveikia. Pabandysim. Quickshifteris iš tikrųjų įdomi veikia, vat pavyzdžiui ant Kawasaki, tai jisai ir prie mažo greičio jisai veikia, jisai atlieka tą funkciją. O čia, jeigu nėra apsukų, tai jisai vat, net negali jo perjungti, kur, sakykime, gali, bet jisai ne visai taip veikia, ne taip, sakykime, netoks jautrus, jau reikia stipriau ir su koja durti. O pavyzdžiui, vat Kawasaki Quickshifteris jisai yra toksai, kad tu ten iš vis važiuoji ant 3000, bam, suduri tos bėgius ir jisai veikia. Nors, neskaitant to, tai nėra dalykas, kurį galima būtų taip naudoti arba reiktų taip naudoti. Tai Quickshifteris yra prie aukštų, veikia rankinėlė. Quickshifteris yra prie aukštų sūkių ir tiesiog jis yra padarytas tam, kad tu sutaupytum laiką perjungdamas bėgį, jisai padaro tam tikrus veiksmus už tave per milisekundės. Nežinau, jeigu eitų kalba apie motociklą, sakykime, regione nuo ten 9 iki 13-14 tūkstančių, tai aš iš tikrųjų nelabai matau, kas galėtų pakonkuruoti šitam motociklui. Ir va tas dalykas, kad viskas yra solid, viskas yra tas well built, toksai, tas jausmas, kai tu paimi daiktą ir jisai jaučiasi, vat, tie motociklai yra brangus, bet tu supranti, už ką tu moki. Neskaitant to viso performanso, kurį tu gauni, tai dar tu gauni ir labai aukštos kokybės medžiagas, aukštos kokybės surinkimą ir kai kažkam kyla klausimų, oi, čia galbūt neverta, tai verta. Tai šitie motociklai yra verti kiekvieno savo euro. Nu, čia piko metas dabar čia. Prasideda bajeriai.
Na, kaip jau ir minėjau. Patogus, geras, gražus, iš šonų žiūrint HP4. Net nebejoju, kad jums patiks šitas motociklas, kad jums patiks šita apžvalga, nes aš jau supratau, kad mano kanalo žiūrovai yra mėgėjai tokių pakankamai ekskliuzyvinių, bet sakykime ekskliuzyvinių, bet galbūt populiarių daiktų, tai vat, kai kažkoks tai brangus, geras mocas, gera britva, tai tada jums įdomu. Kai įdedi multistradą, tai toks, taip, senių mocas. Bet žinokit, aš išsisemsiu su britvom, nes jų tiek nebus, tai reikės kažkaip tai taikstytis. Dar po to galbūt kokie čioperiai laukia, dar kažkas. O šiaip tai kaip ir sakiau, motociklas tiek visko, kad tu ten tiesiog gali skaityti ir aišku, dar kaip gamintojas aprašo, dar kaip žurnalistai tą pateikia. Čia tą turim, čia taip, čia pasaulyje nėra analogų, čia, visokie šitie dalykai, tai jo. Bet konkretus motociklas, jeigu imti 2012 metus, HP4, jisai jokių konkurentų pagal savo technologijas neturėjo. Ir taškas. Aš manau, kad čia yra labai gera proga reziumuoti šitą apžvalgą. Važiuoju atiduoti motociklą savininkui. Pasakysiu, kad kaip jūs ir klausė, ar patogus ten pasakyk ir taip toliau, tai pasakysiu, kad labai patogus, labai neblogai važiuoja. Jeigu nori, aš iš tavęs galiu jį nupirkti, jeigu tau jis atsibos už kokius 8000 eurų. Ir kas ten žino, gal sutiks. Tai va, o pamatysit gatvėse, pamojuokit, pasisveikinkit. Žmogus toksai, sakau, kultūringas, išsilavinęs, turi gerą humoro jausmą ir gerą motociklą. Ačiū, kad žiūrit, vis daugiau ir daugiau, labai man tas patinka, labai mane tas motyvuoja, rašot, duodat motociklus, komentuojat, kažkur pridarau galbūt kažkokių ten klaidų, kažkur tai, sakykime, tokių skaičiuose kažkur būna ten susimaišau ar dar kažkas, tai nepykit labai. Ir stengiuosi labiau daryti iš tokios emocinės pusės, ne techninės. Techninė galit visi pasiskaityti į Google susivedę modelį ir ten bus jums visa istorija ir taip toliau. Aš paminiu tik tai tokius pagrindinius dalykus. Tai kągi, tikiuosi jūsų diena gražiai kaip ir mano. Gero žiūrėjimo ir iki pasimatymo kitose video.